pasitikėjimas savimi. Ir tai yra ta vieta, kuri labai svarbi yra ne tik pradedantiesiems dizaineriams, bet ir tiems, kurie keičia kryptį arba atranda savo naują kryptį ir panašiai. Tai pasitikėjimas savimi iš tiesų yra, aš taip tokį žodį anglišką naudoju, overrated. Nežinau, kaip išversti į lietuvių kalbą, bet jis yra perdėtas. Ir čia galbūt kas yra svarbiausia, tai yra drąsa bandyti. Tarkim, mano istorijoje yra taip, kad 1 klasės mokytoja man pasakė, kad aš nemoku piešti ir negalėsiu piešti. Tuo tikėjau iki 25 metų. Aš neįstojau į Vilniaus dailės akademiją, bet tai manęs nesustabdė keliauti link dizainerės profesijos, nes tai buvo mano svajonė nuo 1 klasės. O dirbant agentūroje, aš tiesiog paniškai bijojau bendrauti su klientais, todėl man buvo labai patogu pasislėpti už kompiuterio ekrano, rašyti tik elektroninius laiškus ir palikti projektų vadovams atlikti tą darbą už mane. Ir visi šie elementai, tikiu ir jūs savo gyvenime turit panašių įvykių, kurie tarsi apibrėžia, kas jūs tokie, ką jūs galit ir ko jūs negalit. Bet tiesa ta, kad jūs patys sprendžiat, jais tikėti ar visgi daryti kažką tai kitaip. Ir šiandien aš prisistatau kaip 20 metų turinti patirtį, grafikos dizainerė. Dirbu 9 metai kaip laisvai samdoma ir būtent laisvai samdoma, kaip solo, freelancerė, aš turiu galimybę dirbti su pakankamai nemažais prekių ženklais. Tai yra tiesiog vėl, mano istorija nėra tam, kad pasirodyti, kokia aš faina, kiek daug aš pasiekiau, čia visai ne apie tai. Esmė yra, kad jeigu man pavyko, vadinasi ir bet kam iš jūsų gali pavykti. Ir viskas yra pati kelionė, kaip jūs keliaujate, kuo jūs tikite, kuo pasitikite ir kaip dirbate patys su savimi ir su savo pasitikėjimu. Tai aš esu čia tam, kad padėčiau tau tapti strategišku dizaineriu, ne tik maketuotoju. Ir vertinti save, ne tik freelancinti. Apskritai tas freelance turi labai tą tokį netinkamą išraišką, nes yra žodis free. Toks vaizdas, kad freelanceris turi viską daryti nemokamai arba už mažas kainas. Tačiau tai nebūtinai yra ta tiesa, kurią norėtųsi, kad jūs pasimtumėt, ir galbūt yra dalis, kurie dirba už free ir jiems viskas ok, bet aš to nerekomenduoju. Geriau yra žiūrėti šiek tiek kitaip. Tai šiandien mes kalbėsime apie profesionalumo lygius, kokie yra profesionalumo lygiai ir ką kiekviename lygyje mes galime daryti, kad atrodytume profesionaliai. Nes ir pradedantis dizaineris gali būti profesionalus lygiai tiek pat, kiek ir autoritetą turintis dizaineris. Pabandysime nustatyti, koks tu esi dizaineris, panagrinėję 2 situacijas ir galėsit pasidalinti, ar jūs save atpažįstat vienoje ar kitoje situacijoje labiau. Pasižiūrėsim, kaip galima įgyti pasitikėjimą savimi, kokie yra tie metodai ir pristatysiu keletą strateginių įrankių, kurie iš tiesų padeda mums suvaldyti tą situaciją, eiti į nepažįstamas situacijas ir, gal ne iš pasitikėjimo savimi, bet iš žinojimo, kad viskas bus gerai. Tai viskas iš tiesų priklauso nuo mūsų pačių. Tai yra 3 profesionalumo lygiai ir tiesiog beklausant, aš kviečiu jūsų pabandyti atpažinti, kuriame lygyje esate kiekvienas. Ir parašyti į chatą, kad mes matytume. Tai aš papasakosiu per savo istoriją ir per tą istoriją galima būtų ir atpažinti, kuriame lygyje jūs labiau esate. Tai pirmasis lygis yra, aš taip vadinu, ragaujam ledus. Tai yra tas lygis, kada mes būnam grafikos dizaineriai, yra tame tarpe nuo 1 iki 5 maždaug metų, gali būti iki 3, vėlgi priklauso, kur mes pakliūnam, kokioje aplinkoje. Bet šitoje situacijoje mes tiesiog darom viską, nes mūsų tikslas yra gauti kuo daugiau patirties. Kad mes išragautume įvairius dizaino stilius, sritis, logotipai, svetainės, katalogai, pakuotės, kas tik šauna į galvą, kas tik pasitaiko po ranka. Ir šitoje situacijoje mes tiesiog
kuriam ir bandom mokytis, pasižiūrėti, kas veikia, kas neveikia. Man teko netgi sukurti, va čia įdėjau tokį bulių katalogą, kur, spermą pardavinėjo bulių. Tai toks labai juokingas momentas, bet teko ir tai sukurti, kas irgi yra, smagu prisiminti. Tikrai labai fainą katalogą sukūrėm, prikūrėm ten spalvų ir taip toliau, bet pats faktas yra labai juokingas. Ir būtent būnant šitoje srityje, kas yra be galo svarbu, kad dizaineris suvoktų, jog jis yra pradedantis dizaineris ir nepradėtų vaidinti ir prisistatinėti kaip ilgametę patirtį turintis dizaineris. Daug geriau klientai sureaguos, jeigu sakysit, sveiki, aš čia ką tik baigiau kursus ir norėčiau jums padėti, mano kainos nėra labai didelės, bet būčiau dėkingas, jeigu ir jūs man padėtumėte įgauti patirties. Ir tai yra natūralu, kad mes dirbame mažesnėmis kainomis negu kad rinka. Galime kainomis dirbti ir didesnėmis, bet ten yra labai rizikų, kad uždėsit per didelę kainą ir sustingsit. Nes pasitikėjimas savimi tarsi rodys, kad reikia kažką deliverint, ko jūs dar nežinot, kaip deliverint, nemokat. Tai čia yra labai svarbu. Dabar šitame etape, kaip ateina klientai. Pirmieji klientai visada bus jūsų artimųjų ryšiai, artimieji ryšiai. Tai tarkim, Facebooko grupėje ir savo asmeniniam profilyje. Tiesiog prisistatykit. Sveiki, aš esu dizaineris, ką tik baigiau kursus, čia mano portfolio, galiu padėti su logotipais, katalogais, svetainėm, su kuo ten jūs jau galit, ką jūs mokėtės, bet turi būti aiškiai įvardinta, kada į jūs turėtų kreiptis kiti žmonės, klientai. Tai čia yra toks svarbus momentas, kad pirmiausia reikia suvokti, kur mes esame. Ir tada, kada mes jau šitame lygyje įsidirbam, jau pradeda rastis tų klientų ir atsiranda tas toksai momentas, kur jau galima būtų kelti kainas galbūt, nes jau yra iš ko tas kainas kelti arba jau atsibosta daryti tai, ką mes darėm, tada mes pradedam keliauti į antrą lygį. Ir antrą lygį aš pažymėjau kaip patyrę ir užsiėmę. Tai yra dizaineriai, kurie po truputėlį jau atranda, kas jiems patinka ir jau pradeda būti tiesiog žiauriai užsiėmę. Žinot, tas aš busy, nieko, busy. Ir aš irgi šitame etape buvau ir tai gali atsitikti maždaug nuo 3-8 metų patirties, kada mes kažkur įsidarbinam, gaunam kažkokį didesnį klientą, tempas didžiulis, daug dirbam, daug darom. Žinoma, kažkiek ir uždirbam daugiau negu kad pradedantysis dizaineris. Bet šita pozicija irgi galbūt yra ir faina, bet turi ir savų minusų. Gerai yra tai, kad šitame etape mes jau galim pradėti atsirinkinėti, kas patinka ir dirbti tik su tuo, kas patinka. Pavyzdžiui, man labai patikdavo kurti katalogus. Aš ir kurdavau katalogus. Jie tiesiog ateidavo iki manęs. Ir po truputėlį dirbdavau, tarkim, esu dariusi net iliustraciją storyboardams, kas irgi toks buvo dar ragavimo kelias, bet jau ragavau visiškai kito lygio darbus. Kada storyboardus kūriau video animacijai, Stanley, Rėjovak, Vartai, kas irgi buvo labai įdomi patirtis ir čia tie visos iliustracijos, pradėjau iliustruoti, piešti, kažką daryti. Ir net tokias reklaminės kampanijas nuo nulio kurdavom drauge su komanda. Tai čia yra tas antrasis lygis, kur mes jau ragavom aukštesnio lygio darbų, aukštesnių kainų darbų, bet tuo pačiu ir jau po truputėlį atrandam, kas mums patinka. Nes būti užsiėmusiam ir nematyti savo sąskaitoje tiek finansų, kiek tu norėtum, irgi yra momentėlis, kuris priverčia pamastyti, ar tikrai pasirinkau tinkamą profesiją, ar tinkamoj vietoj dirbu ir ką daryti toliau. Tai kaip šitame lygyje ateina klientai? Ta pati istorija. Asmeniniai ryšiai, bet kažkuriame etape tie asmeniniai ryšiai baigėsi, jie taip išsisunkia. Ir vis tiek mums kažkuriame etape reikia keliauti į išorinį ratą, žmonės, kurių mes nepažįstam ir su jais susipažinti. Tai tikrai puikiai veikia networkingas arba tinklaveika lietuviškai. Šiuo atveju didžioji dalis darbų, kuriuos jūs matote ekrane, realiai visi. Ir Stanley, ir Rėjovak, ir Varta, ir Yworks, jie visi atėjo dėl to, kad Facebooko grupėje kažkas ieškojo žmogaus, kuris galėtų pailiustruoti piešinį. Aš nemokėjau piešti, bet pagalvojau, kodėl nepabandžius. Kažkągi nupiešiu. Ir aš nupiešiau. Ir iš to vieno piešinio gimė
3-4 metų partnerystė su projektų vadove, kuri turėjo kontaktus ir ryšius Vokietijoje. Ir iš to buvo, kad aš galėjau turėti saugias pajamas, nuolatinį užsakymų srautą. Ir buvo labai labai gerai, geras etapas. Bet žinot, kas atsitiko? Man atsibodo. Man atsibodo daryti tą patį per tą patį, dirbti su tom reklamom ir aš tiesiog labai aiškiai pamačiau, kad būtent gavusi šitą projektą, kad aš noriu dirbti tik su identitetais. Tai yra vienintelis, kas man iš tiesų patinka dizaine. Tai tiesiog šitame etape labai aiškiai pamačiau, kur yra ta kryptis ir kur iš tiesų džiugina mane, o ne sekina mane ir kad taip pat analizavau ir iš ko aš galiu uždirbti. Nes dirbti mes visi galim ir daug. Bet iš ko mums pavyktų ir uždirbti. Tai tame etape jau pereinu į 3. lygį, kuriame aš pasirenku sritį. Kad noriu būti žinoma už identitetų kūrimą. Matau, kad man tame sekasi, matau, kad iš to eina uždirbti ir kad man patinka tai daryti. Tai šiame etape vat ir prasideda, kada mes tampam už kažką žinomi, jau pasirenkam, už ką norim būti žinomi. Tai gali būti identitetai, svetainės, meta reklamos, iliustracijos, animacija, infografikai, tai gali būti visiškai nesvarbu kas. Šitame etape buvo ir baimių, nes atrodo, kad jeigu aš atsisakysiu to savo stabilaus ir gero kontakto, tai prarasiu pajamas. Bet įvyko atvirkštinis variantas, kad pajamos kaip tik augo ir žmonės pradėjo atpažinti mane, kad aš esu specialistė, gera specialistė būtent identitetų srityje ir pradėjo kreiptis dėl kitų užsakymų taip pat. Tai čia nereikėtų bijoti to dalyko, kad aš susifokusuosiu į identitetus ir daugiau jokio kito darbo neturėsiu. Jūs turėsit. Bet netgi bus lengviau parduoti jį ar įtikinti, net nereikės įtikinti, nes kada žmonės mato, kad tu esi profesionalas vienoje srityje, ar bent jau taip prisistatai, nes ir svetainė pas mane pasivertė tik į identitetų kūrimą, Behance'as tik identitetų kūrimas, komunikacija tik identitetų kūrimas. Ir žmonės matydami, kad tai yra niša, kur aš einu į gylį, padarė išvadas, kad aš galiu ir kitus dalykus kurti. Tai atėjo užsakymai kaip prezentacijos kūrimas už 800 eurų. Kas yra labai fainai. Katalogo kūrimas irgi 900 eurų, kur anksčiau būdavo, 2, 3, 4, maks 5. Nes tiesiog galėdavo uždėti kainą ir plus ateidavo kito lygio klientai, kurie jau galėdavo tą mokėti. Tai va čia yra labai svarbus momentas. Reikia suvokti, kad kai esam pirmame etape, mes dirbam su panašaus lygio klientais, tie, kurie irgi startuoja ir pradeda. Antrame lygyje daugiau dirbame su klientais, kurie jau kurį laiką yra versle, ten 3-5 metus, jau jie supranta, kad su pradedančiaisiais dizaineriais jie negaus tos kokybės ir to rezultato reikalingo. O šitame etape jau keliaujame į darbą su didesnėm įmonėm, kurios turi ir kur kas aukštesnius reikalavimus. Ir čia jau reikia tikrai mokėti ir susikalbėti, ir įvertinti, ir nedaryti kvailų klaidų, kurios yra priimtinos pirmame lygyje. Tai autoriteto kūrimas tai yra drąsa lipti ant scenos ir papasakoti savo ekspertinės žinias, parašyti straipsnius, pranešimus, eiti į podcastus, kurti kursus ir taip toliau. Tai vienas iš didesnių klientų pas mane atėjo dėl to, kad aš įrašiau kursą She is Glowing klube. Tiesiog įrašiau kursą ir mane susirado ir jiems patiko, ką aš tenais kalbėjau ir tiesiog jie virto klientais. Kitas klientas atėjo iš networkingo eventų. Tiesiog nuėjau, prisistačiau ir jie irgi buvo atėję, suvaibinom ir mes turėjom užsakymą. Aišku, didžioji dalis ateina per pažįstamų ratą, per rekomendacijas. Todėl rekomendacija visiems dizaineriams yra didinkit savo pažįstamų ratą, nes pažįstamas žmogus jumis pasitikės tiek, kad galėtų patikėti jums užsakymą. Visgi pasitikėjimas yra svarbus momentas, norint gauti užsakymą. Tai norint pasitikėti savimi, pirmas dalykas, ką reikia daryti, tai priimti savo profesionalumo lygį.
Aš matau dizainerių, kurie yra pradedantis ir bando prisistatyti kaip agentūra. Matau tų, kurie yra visiškai profesionalūs, talentingi, o prisistatinėja kaip pradedantieji dizaineriai, ar bent jau antro lygio dizaineriai. Tai labai svarbu suvokti savo lygį ir keliauti iš jo, kad žmogus žinotų, ką jisai gaus iki jūsų atėjęs. Kiekviename profesionalumo lygyje atgalioja savos taisyklės ir metodai. Tai reiškia, kaip iki jūsų ateina klientai, kur ir kaip jūs turėtumėt prisistatyti. Yra, aišku, sankirtos taškų, kažkas susidengia, bet kiekviename lygyje mes gana skirtingai keliaujame. Ir norint pereiti iš vieno profesionalumo lygio į kitą, dėja, bet reikia išeiti iš komforto zoną. Ir ar pradedantis dizaineris pradeda? Ar pradedantis dizaineris nori eiti į antrą lygį? Mes visi esam nuliniam taške. Nei vienas neturim klientų ir juos visus reikia užsidirbti iš naujo. Nes antrame lygyje mes negalime dirbti su pirmo lygio klientais dėl to, kad jie tikrai neturės tų biudžetų ir mes jau galime kurti kur kas kokybiškesnius darbus, nei kad reikia pirmo lygio klientams. Tai va čia yra tokie momentai, kad fiksuojam, kur esam ir veikiam iš tos vietos, laiku susivokiam, kada laikas išeiti. Nes labai lengva užsibūti patogioje zonoje ir 10 metų dirbti ten maketuotojų. Smagu, fainai, jeigu ok, that's ok. Bet būna tas toksai, nežinau, man nepatinka. Kas tau patinka? Gal galim padaryti pokytį, gal gali pasimatuoti kitus batus. Tai va čia yra galbūt svarbus momentas, kad, nesustokim. Judėkim į priekį, jeigu yra toksai poreikis. Aišku, jeigu gerai, nėra ko judėti. Tai pasitikrinkim dabar, koks tu esi dizaineris ir kaip tu dirbi. Bus 2 situacijos ir parašykit vardą. Su kuo labiau esat panašus, į ką panašus, į Saulių ar Sandrą. Tai Saulius. Jis yra logotipų dizaineris. Jis puikiai valdo programas. Žinot, visokių tutorialų prisižiūrėjo, baigė kursiukus, moka valdyti Adobe programas ir, tampa dizaineriu. Valio. Ieško kliento, ateina, reikia logotipo, puiku, ir klientas pateikia užsakymo reikalavimus, keletą patinkančių logotipų, per daug nesigilinant, ir iškart puola prie dizaino. Kuria kažkokius wow projektus ir nekantrauja jam parodyti. Vienaragis, spalvos, valio, žiauriai fainas. Ir tada ateina korekcijos, valio, šiek tiek, korekcijų. Tada jis vėl grįžta prie darbo, atlieka korekcijas ir dar korekcijų, dar kažkas netinka, dar kažkuo kitaip. Labai man patikdavo gauti tokius komentarus iš klientų, žinai, man viskas patinka, bet norėčiau kažko kitaip. O kas tas kažkas, tai nieks ir nepasakydavo. Tai šitame etape yra tikrai ką veikti ir vėl Saulius grįžta prie darbo, bando suprasti, ko klientas nori. Ir tada paskutinėme etape, ar gerai? Klientas priima, nes jis tiesiog atsibodo jam su Saulium dirbti, o Saulius yra piktas, klientas pervargęs. Ir iš to mes net negalim paprašyti atsiliepimo. Palikite atsiliepimą apie mane, ką jis paliks. Tai aš pusę savo karjeros taip dirbu. Ar jūs atpažįstat save Sauliaus pozicijai? Ar taip būna dirba? Ir susipažinkim su Sandra. Jinai projektą valdo strategiškai, truputėlį kitaip negu kad Saulius. Jeigu ateina klientas ir sako, reikia logotipo, papasakok daugiau. Jinai bando suprasti, kodėl dabar reikalingas logotipas, kas keičiasi verslo pasaulyje, koks kontekstas, kaip keičiasi klientas, kurį jinai nori pritraukti. Aptariami pavyzdžiai ir apskritai, kodėl yra labai svarbus klausimas. Tuomet veda tokią kaip strateginę sesiją, išsiaiškinam, kokie yra įmonės tikslai ir lūkesčiai. Dabar žiūrėkit, ne kokios dizaino spalvos patinka, šriftai ar tenais grafikos, bet kokie yra įmonės tikslai, kas keičiasi įmonėje, kodėl jiems reikalingas naujas pokytis. Tuomet pildomas briefas, kuris padeda šiek tiek susivokti, kas ir prie ko, ir derinama stilistinė kryptis. Tai reiškia, jog mes nepuolame kurti prie kompiuterio kažkokių tai dizainų,
Bet susideriname tai, ką klientas sakė žodžiais, paverčiam vaizdais. Nes tai, ką sako, nebūtinai yra tai, kas bus. Kuriamas tuomet dizaino sprendimas Stylescape formatu, tai gali būti taikoma tiek kuriant svetaines, tiek identitetus ir netgi kuriant sistemas, kad ir reklamų sistemai ar socialinės medijos tinklams. Pateikiama tokia kaip sistema, ne vienas maketas, bet sistema, kuri vėliau taupo kliento laiką. Ir čia kas atsitinka, kad po identiteto koncepto patvirtinimo klientas noriai tęsia darbus su Sandra, patikėdamas jai svetainę, katalogą ir taip toliau. Ir klientas galvoja, kad Sandra yra geniali. Sandros klientams lengva su ja dirbti, nes žingsnis po žingsnio veda klientus link projekto įgyvendinimu ir jie galvoja, kad Sandra yra savo srities profesionalė. Kokios patirties sieki savo ir savo klientams tu? Ar nori būti labiau kaip Sandra, ar visgi tau gal gerai būti kaip Saulius? Tai aš daugiau dirbu kaip Sandra. Ir pas mane taip ir būna, kad klientai ateina, aš jiems parduodu tik identitetą, bet jiems patinka darbas su manim ir mes tęsiam darbą ties svetainę ir visais kitais darbais, arba aš juos perleidžiu savo dizainerių sambūrio dizaineriams. Kur save labiau atpažįstat? At įdomu. Saulius ar Sandra? Kaip dirbat? Nu, Monika dirba kaip Sandra. Monika jau žino, ką reiškia dirbti kaip Sandra. Aurelija irgi dirba kaip Sandra. Aurelija, sveikinu. Čia labai didelis džiaugsmas, kad gebėjai atrasti metodus ir dirbti kaip Sandra. Tai aš palauksiu dar kaip kitiems ir Laura kaip Sandra. Puiku, Sandra, valio. Tai dabar kalbam apie tai, kad ne patirties kiekis lemia sėkmingą užsakymo atlikimą, o taikomas dizaino procesas. Čia yra svarbus momentas. Tai, ką klientas įvardina briefe, nebūtinai yra tai, ko klientui reikia. Čia irgi yra svarbus momentas, nes taip sako, man reikia raudono identiteto ir kai parodai raudoną identitetą, pasireiškia, kad ne visai tas raudonas identitetas. Ir didelis korekcijų kiekis rodo, kad tiesiog nebuvo tinkamai apsibrėžta užsakymo apimtis, auditorija ir stilistinė kryptis. Paprasčiausiai. Ir tai yra pirmasis etapas prieš keliaujant prie kompiuterio, mes turime tinkamai išsiaiškinti, kodėl reikalingas pokytis, kad žinotume, kokiai auditorijai bus kuriamas dizainas ir kaip visą tai turėtų išsiversti. Tai čia yra toks momentas labai labai svarbus. Dabar apie pasitikėjimą savimi kalbant, iš tiesų tai čia yra pati didžiausia problema ir didžiausias klausimas, su kuriuo iki manęs ateina klientai. Ir aš dabar užduosiu tokį momentą, tiesiog pagalvokit. Jeigu jūs esate šiuo metu suaugę žmonės ir sakysiu, ar galėtumėte atsistoti ir nueiti iki pirmųjų artimiausių durų ir jas atidaryti ir uždaryti? Ar galėtumėt man pasakyti, kad tikrai jums 100% pavyks tai padaryti? Nenugriūsit, nenusiversit ir taip toliau. Man rodos, kad įmanoma, tai padaryti. Jūs žinot, kad padarysit. O dabar įsivaizduokit, kad jūs esat 1 metų kūdikis, kuris mokosi vaikščioti ir gauna tą pačią užduotį. Nueikit iki durų, atidarykit ir uždarykit ir grįžkit. Ar galit pasitikėti savimi, kad tai pavyks? 100% pavyks. Nenusiversit, nenusibalnosit kojas ir taip toliau. Yra abejonių. Ar tikrai? Nes mes to dar tiek kartų nedarėm. Tai trumpai, pasitikėjimas savimi realiai yra uždirbamas per įdėtą darbą. Mes daug kartų bandėm, ėjom, kritom ir išmokom laikyti lygsvarą ir dakeliauti kitų durų. Aš kūriau identitetus gal, 40-50 kartų. Aš turiu tikrai pasitikėjimo savimi, kad man pavyks ir 51 kartą jį sukurti. Kad ir koks klientas bus, aš jau rasiu tą išėjimą. Bet tada, kada mes jį kūrėme pirmą kartą, kada pirmą kartą rašom klientui, kada pirmą kartą kūrėm darbą, kurio gyvenime nesame kūrę, tai pasitikėjimo savimi net nereikėtų ieškoti, nes jo nerasit, jo nėra. Jo tiesiog nėra. Jis ateina per
daromus veiksmus. Ko reikėtų ieškoti kiekvienam? Tai drąsos bandyti ir leidimo savo klysti. Drąsos bandyti ir leidimo savo suklysti. Bet padėti gali aiškus, patikimas dizaino procesas. Aš netgi sakydavau savo šitaip, Lina, tu negali savim pasitikėti, bet gali pasitikėti dizaino procesu. Aišku, kai jisai jau atsirado mano gyvenime, kai pavyko atrasti, kaip su tais klientais susikalbėti, nes kuriozinių situacijų turėjau daugiau nei norėčiau. Tai koks tas procesas turėtų būti, kad visgi mums pavyktų? Tai pirma klaida, kurią daro dizaineriai, tai kad dizaino užsakymas derinamas tik žodžiu. Jeigu aš pasakyčiau žodį atostogos, kokia asociacija kyla kiekvienam? Ar galite į chatą parašyti? Vat greitai. Jūra, palmės, kalnai, žygis, guliu ant ten šlagbaumo ar ten kažkur tais. Kas jums kyla iš žodžio atostogos? Nu va, Augustinas guli lovoj, miega, jūra, nepasiekiamas. Offline'as, ar ne čia? Vaikai pas močiutę, Laurai reikia atostogos, vaikai pas močiutę, kai kam tik saulė. Matot, kiek daug skirtingų asociacijų. Iš vieno paprasto žodžio, kuris yra tikrai aiškiai apibrėžta. Vadinasi, kai mes esame su klientu ir sakom, aš noriu profesionalaus identiteto, visiškai neaišku, kas yra profesionalu. Aš noriu moteriško identiteto. Mes nežinome, kas jam yra moteriška. Ta moteriška gali būti juodai baltas ir labai luxury. Bet mes nežinome koks. Todėl būtina aktyviai klausytis ir versti žodžius į vaizdus. Ir šitam labai pasiteisina būtent stilistinių krypčių suderinimas. Tai vat jums pavyzdys. Čia iš vakar dienos mentorystės projekte briefe labai aiškiai aprašyta, kad norim išlaikyti ružavą spalvą, norim būti veržlios ir bold merginos, tokios, kurios turi savo įvaizdį ir taip toliau. Va jums 4 kryptis, visos absoliučiai skirtingos, bet rausva yra visose, kažkokia forma rausva, ar ten ružava, ar bordo, ar panašiai. Skirtinga nuotaika, skirtingi įvaizdžiai, bet gerai yra tai, kad mes nieko dar nekūrėme, mes galime susiderinti tą kryptį su klientu ir tik tada sukurti tai, kas yra reikalinga. Tai va čia ir yra tas momentas, kurį labai rekomenduoju nei vienam nepraleisti dabar. Kaip tai susijęs su pasitikėjimu savimi? Tai jeigu jūs žinosit, kad vat, tai yra tai, ką reikia klientui sukurti, tai tiesiog kursi tai, ką suderinot faktu ir nereikia šauti tvarno ir bandyti atspėti, ko nori klientas. Nes, kaip pasitikėti savimi, jeigu mes visą laiką tiesiog spėliojam, ko tam klientui reikia ir ko jisai nori. Tai ar pastebėjot, kad kiekvieną užsakymą klientas apibūdina kažkokiais raktažodžiais? Noriu minimalaus dizaino, noriu veržlaus, noriu bold, noriu prabangaus, vintažinio, spalvoto, etno, klasikinio, moteriško, vyriško, whatever. Ir atrodo, kaip ir viskas aišku, atrodo, minimalus, tai kaip ir aišku, bet kaip ir prieš tai sakiau, atostogos kiekvienam reiškia skirtingus dalykus. Minimalus lygiai taip pat. Už tai būtina tas stilistinės krypties suderinimas. Ir ekrane matote būtent, kas yra kaip pagalba mums, kaip dizaineriams, kuri padeda greičiau suprasti, ko nori klientai. Tai stilistinės kryptys. Stilistikos, dizaino stilistikos, iš kurių galit labai greitai nustatyti, kokią stilistiką reikės kurti ir greitai su klientu susiderinti. Ar tai bus, tarkim, mūsų atveju yra agentūra ir nori raudonos spalvos ir mes tada iškart sprendžiam, tai moteriška ružava? Ne, lyg ne moteriška ružava. Tada klausiam, tai galbūt tada žaisminga ružava? Gal ir į tą pusę, galbūt moderni tiesiog ružava, gali būti. Galbūt prabangi ružava, nes ir toks variantas buvo. Bet kiekvieną kartą mes galim vaikščioti su tuo užsakymu ir žiūrėti, kokioj stilistikoje tas užsakymas turėtų būti atliktas. Ir tai yra tiesiog pirmas mums žingsnis ir pagalba, kaip galėtume kurti dizaino procesą, kuris veda labiau į sandrą. Tai trumpai peržvelgsiu kiekvieną. Moderni stilistika yra puikiai, dabar iš tiesų jinai dominuojanti šitą stilistiką ir didžioji dalis prekinių ženklų eina ant šito, nes jie nori atrodyti moderniai, išsiskirti, nueiti nuo klasikos ir panašiai. Tinka labai IT sektoriams, kultūrai, netgi hipsterių kultūrai, jaunimo mada ir panašiai.
Tai čia urbanistinė stilistika. Klasikinė stilistika, jeigu jūs išgirstat žodį tradicija, iš kartos į kartą, arba sfera, restoranai, hoteliai, viešbučiai, galbūt kažkokia, tarkim, 100 metų iš kartos į kartą perduodama verslo idėja. Tai yra klasikinė stilistika. Klasikinė stilistika šiek tiek yra panašiai į prabangę, bet klasikinė neturi to prabangos elemento, kaip turi prabangi stilistika. Prabangi irgi gali būti ir moderni, ir klasikinė, bet joje dominuos tamsios spalvos ir panašiai. Tai prabangus viešbučiai, aukštos klasės automobiliai, brangus aksesuarai, mada, juvelyrika, interjero prekės. Tai vat, joms mes naudojam prabangę stilistiką. Čia kiekvienam dizaineriui reikėtų susidėlioti kiekvieną šitą moodboardą, kad pagautų tą stilių, nes tikrai daug greičiau darbas vyksta, kada mes iškart pagaunam stilistiką ir iš karto galim kurti toje stilistikoje. Tai minimali stilistika yra raktažodis, kuris kartojasi nuolatos. Minimali, čia kaip koks priežodis. Bet tiesa ta, kad minimali tai yra skandinaviška estetika, kurioje nėra daug detalių. Man kartais atsiunčia super spalvinga dizainą ir sako, čia minimalu. Ne. Ten ne minimalu, ten yra labai spalvinga. Gal mažai detalių, bet minimali stilistika yra šitaip atrodanti. Minimaliai spalvų, minimaliai šriftų, tik tiek, kiek reikia. Ir tuomet yra dar natūrali stilistika, kada eko prekės, joga, tvarumas yra būtent šitoj stilistikoje. Nes tvarumas nebus prabangioj stilistikoje, nes tiesiog kito tipažo žmonės perka būtent tvarias prekes. Moteriška stilistika, tai žinoma grožio, mados prekių ženklai, parfumerija, apskritai moteriams skirti prekių ženklai. Žaisminga vaikams skirti prekių ženklai, edukacija, mokyklos, darželiai, vaikų žaidimo kambariai ir panašiai. Bet nebūtinai, tai gali būti ir kultūros projektai, kūrybiniai renginiai ir panašiai. High-tech yra skirtas labiau IT sektoriums, technologijoms, robotikai, futuristiniai, bet labai puikiai šitą stilistiką perima ir renginių identitetai. Jie kuo puikiausiai perima ir tokį futuristinį įvaizdį kuria, tai irgi jį galima naudoti. Vintažinė stilistika labiausiai tinka kūrybiniams craft stiliaus gaminiams, tai muilai, alkoholis, taurieji gėrimai, barbershopai ir panašiai. Ir dar yra etno, tai tikiu, kad matę esat kavą, kurioje yra raštai etno, ten Arabijos, ar ten, nežinau, Arabijos yra kava, bet Gvatemalos kava ir panašiai. Tai vat čia būtų etno, tai tie, kur baltų tradicija, galime tuomet dirbti ir ieškoti būtent etno motyvų. Anksčiau, kai aš nepažinojau šitų stilistikų, tai tiesiog būdavo, kad ilgai sėdėdavau, ieškodavau pavyzdžių ir tarsi pagaudavau tą stilių. Bet su stilistinkom aš tiesiog užsidedu tuos 10 lapų, dedu pirštu, va šitą stilistiką, man yra aiškus raktažodžiai ir aš iš karto einu kurti. Ir netgi susiderinu su klientu tą stilistiką, tai tada atsiranda pasitikėjimas savimi, kad aš galiu sukurti, nes man duoda patvirtinimą, kad klientui yra tinkamas sritis. Ir čia ekrane matot pavyzdžius iš realių situacijų, va, kur ir kaip pasireiškia kiekviena stilistika. Ir pagal veiklą, ir pagal nišą galime atpažinti, kad kiekviena stilistika netgi turės atitinkamas veiklos sritis ir pagal tai galima atrinkti, kurioje stilistikoje dizainas turėtų būti kuriamas. Tai čia toks vienas įdomesnių momentų ir pasitikėjimas savim ateinam, kai taikome patvirtintus metodus, kurie leidžia susikalbėti su klientu. Čia yra labai svarbus momentas, nes dizaineris Saulius, jisai moka dirbti programomis, jisai moka naudotis kūrybiškumu, jisai puola ir kūrė tai, kas jam į galvą atėjo, bet jis nesusieja kūrybiškumo su kliento verslo tikslais ir kliento vizija, kaip jis mato tą įgyvendintą projektą. Ir čia yra labai svarbus momentas, ne kurti savo, o kurti klientui ir su klientu. Ir būdas susikalbėti su klientu ir išvengti korekcijų yra bent jau stilistinių krypčių aptarimas. Net jeigu nederinsit krypties, aptarkit stilistinės kryptis. Tai irgi gali išgelbėti jums užpakalį ir ne kartą man būtų išgelbėjęs tikrai. Ir dar pastebėjau, kad akį traukiantis dizaino projektai yra aiškios vientisos stilistikos. Galit žiūrėti Behance ir bandyti nustatyti, kurioje stilistikoje yra darbas. Pajausi tikrai, kad aiški stilistika dominuoja tarp tų, kurios norisi įsidėti į išsaugotų dizaino
katalogą. Ir kuriamas dizainas be verslo kontekstų. Čia irgi yra labai svarbus momentas, nes dizaino problema vs verslo problema. Ką mes sprendžiam? Ar dizaino problema, ar visgi verslo problema? Galioja nišos tendencijos ir auditorijos tipažas. Tai pavyzdys. Užduotis: sukurkite logotipą finansų sektoriuje ir pavadinimas toks labai nefinansiškas. WinBee. Ką daro dizaineris? Piešia bites, nes toks pavadinimas. Ir mes turim va tokį pasiūlymą finansinės paslaugas teikiančiai įmoniai, kuris labiau primena darželio kostiumą. Bet tai yra realybė, su kuria susiduria. Aš susiduriu su tokia realybė, kad dizaineriai tiesiogiai supranta užsakymą. Kai tuo tarpu reikėtų pasižiūrėti, kokia yra finansų sektoriaus tendencija. Nu, bankai, galbūt čia ne bankas, bet mes pasižiūrim, kaip atrodo bankai. Pasižiūrim, kaip atrodo kitos greitosios paskolos. Įvertinam, kaip atrodo identitetai finansų sektoriuje, kokios yra tendencijos šiuolaikiško dizaino. Ir tada, kažkaip tais, neina tada to dizaino sukurti va tokio. Nebeina. Nes jis atrodo ir vaikiškas ir taip toliau. Tai va čia labai svarbus yra raktažodžiai. Jeigu nėra vaikiškas raktažodžio, tai mes niekaip nesukursim vaikiško. Tai šiuo atveju buvo kurtas identitetas, taip, personažui buvo sukurtos emocijos, kad galėtume pasiekti jaunąją kartą su finansų universiteto projektu, nes toks projektas buvo numatytas. Yra sukurta mėlyna spalva tiems, kurie investuoja, kad būtų solidu, ir geltona spalva tiems žmonėms, kurie skolinasi pinigų naujai mašinai, naujo būsto atnaujinimui ir panašiai. Ir tada mes jau tą bitutę, čia bitutę jau turim visai kitokią. Jis yra tokia IT stiliaus, iš high-tech stilistikos, ir mes tada nebepametam tos nesąmonės, kuri yra. Taip. Ir dizainas nėra tik dizainas, tai taikomasis menas. Tai vat aš tiesiog kviečiu pradėti jį taikyti prie auditorijos, prie nišos tendencijų, prie verslo tikslų. Nežiūrėti į dizainą taip siaurai, bitutė, piešu bitutę. Pigi, ekonomiška, prabangi prekė ar paslauga turės skirtingus poreikius dizainui, nes kiekvienos kategorijos klientai turi skirtingą toleranciją estetikai ir įvaizdžiui. Tai be to, kol neišsiaiškinot, kam jūs kursit, bus labai sudėtinga sukurti tą autentišką dizainą ir tą tinkamą dizainą. Aišku, čia yra problema, tai neleiskite klientams išsisukti su šabloniniu auditorijos apibrėžimu 25-45 metų moteris su vidutinėm ar aukštesnėm pajamom, nes jie dažniausiai jums tai pasakys. Klauskit giliau, o iš ko ateina pajamos, apibūdinkit tą moterį, kad jūs įsivaizduotumėt, kam jūs iš tiesų tą dizainą kursit. Nes visi negali būti veiklos kryptis. Tai tiesiog yra neįmanoma šiuo metu. Ir trečia klaida, viską įveiksiu pats savo vienas ir viskas man čia gausis. Aš irgi bandžiau, bet žinokit, ne visai gavosi ir man kas padėjo. Tai ir jums tas gali padėti. Išorėje, dabar mes gyvename informaciniam amžiuje. Jūs visą informaciją galite gauti tiesiog vienu paspaudimu, vienu raktažodžio suvedimu. Klausykit podcastų, žiūrėkit YouTube, atsirinkit, kas jums kalba, kas gali jums pašiftinti mindsetą, nes aš kokius 2 metus klausiausi turinio, įvairiausio turinio, mindset tema, dizaino tema, kainų tema, freelance ir panašiai. Ir jos man padėjo padaryti tą pokytį. Pereiti iš 2 lygio į 3. Man tai padėjo. Kitu atveju yra gana sudėtinga. Kas dar gali padėti? Mentorius. Kas yra mentorius? Mentorius yra žmogus, esantis ten, kur jūs norėtumėt nueiti. Jis gali jums pasakyti, kaip tenais nueiti. Mentorius nebūtinai yra mokamas. Yra platformų, kur galite užsiregistruoti ir pasimti mentorių absoliučiai nemokamai. Netgi variantas, kad mentorių galite gauti, suranda dizainerį, kuris jums patinka, ar kitą žmogų, kuris savo srities profesionalas, kur jūs norite juo tapti, pakvieskite į kavos. Aš labai daug patarimų, atsakymų į savo klausimus gavau būtent taip. LinkedIn'u parašau, sveiki, aš Lina. Norėčiau pakviesti kavos, norėčiau sužinoti daugiau apie jūsų dizaino procesą, man patinka jūsų darbai. Ir mes susitikdavom. Ne visi atrašo tikrai, bet tie, kurie atrašė, buvo verta bandyti.
Galit užsisakyti konsultaciją pas kažkokį žmogų. Nes kada mes startuojam, mums būtina žinot, o kas yra ant kitos olos. Ko ten reikia, kokių savybių reikia, ką aš turiu išmokti. Tokiu būdu mes galim keliauti tą kelionę žingsnis po žingsnio. Ir dar kas padeda, tai bendruomenės. Jos padeda augti, nes diskusija, atvira diskusija tarp narių, kuo gyvenu, kas man padeda, kas man sudėtinga, tikrai yra tas atsakymas, tai ieškokit, prie ko galėtumėt prisijungti, kad pradirbti savo vidinius įsitikinimus, pasaulėžiūrą praplėsti, nes tai bus jums kelias į geresnį rytojų, tenais, kur norit. Nes, kaip jau sakiau, svarbiausia yra išdrįsti. O išdrįsti tai reikia, aš norėčiau sakyti, įveikti baimės, bet dėja jūs baimės neįveiksit, jinai yra neįveikiama, bet jūs galite eiti su ją. Tiesiog draugė susikabinat už rankų ir keliaujat kartu, nes baimė niekada nedings. Tai pasitikėjimas savimi auga ne tada, kai viską žinai, o tada, kai turi aplinką, kuri tau gali padėti sužinoti. Ir galite mokytis iš realių pavyzdžių. Jei kartais jautiesi, kad nesi pakankamai geras ar neturi patirties, tai žinok, kad tiesiog trūksta sistemos ar aiškumo. Kaip judėti iš viso to taško. Tiesiog, kas nors, nežinau, įspirtų į užpakalį ir tu galėtum truputį pajudėti savo tikslų link. Na, toks momentėlis. Ir žmonės tikrai noriai dalinasi savo patirtimi ir tai gali būti raktas į pasitikėjimo, aš braukiu lauk, į drąsos pokytį. Čia yra tokia esminė detalė ir momentas. Tai kas toliau? Koks tas sekantis žingsnis ir ką galima dar padaryti? Tai pradedantis dizaineriai arba tie, kurie mažai savimi pasitiki, jie ima mažai už projektus ir ima mažus projektus. Tada klientai nevertina ir moka mažai. Nes mes patys savim nepasitikim ir tą gaunam išorėje. Bijo sakyti didelę kainą, trūksta pasitikėjimo savimi. Yra tas momentas, kad taip užsisuka tas ratas. Bet tai nebūtinai turi būti jūsų istorija. Jūs ją galit keisti. Manuoju atveju, aš kai pradėjau freelancinti, aš identitetus ir logotipus pardavinėjau už 250 eurų. Ir tai buvo man normali kaina. Po to kilo iki 450, 500, 6. Šiandien aš parduodu už 3000. Nes aš tikiu, kad aš galiu sukurti tiek vertės. Aš tiesiog tikiu. Ir kiekvienas jūs galite pereiti iki tokių skaičių. Tai yra jūsų vidinė kelionė, einant per su baime, per baimę, einant, bandant, eksperimentuojant, niekaip kitaip. Ir tai nėra tik mano vienos istorija, tai yra ir kitų žmonių istorijos. Tarkim, vakar sužinojau, kad dizainerė, kuri baigė prieš 1,5 metų arba 2 metus mentorystę, pardavė identitetą už 1600. Tai yra valio, džiaugsmas. Jai pavyko, valio, jinai išsirito į kitą lygį. Džiugu. Kai tiems dizaineriams auga pajamos, yra dalinosi, čia irgi seniai Živilė dalinosi, kad Lina po mentorystės 2-3 kartus pajamos paaugo. Valio, čia ir yra judėjimas į priekį. Kiti išdrįsta freelancint, bet išeina iš darbų ir pradeda freelancint, nes visada svajojo apie tai, bet nežinojo, nuo ko pradėti. Ir jie sužino. Ir stiprėja pozityvus mindsetas, kuo irgi galima tikrai pasidžiaugti. Ir kairėje matote, Lina sukūrė pakuotės, kurios gavo apdovanojimą. Viktorija, Birutė ir vardas dabar užkrito, nors tu ką. Jos sukūrė Bright bendruomenę. Giedrė, ačiū tau. Tai va, Giedrė. Jos sukūrė Bright bendruomenę. Jos susitiko irgi mentorystėje. Gintarė jau irgi daug kas žinot, Instagrame kuo puikiausiai išsistatė komunikaciją, pradėjo pristatinėti savo prekės ženklą. Viktorija įrašė She's Glowing klube kursą ir Gintarė jau įrašė ir, man rodos, Birutė įrašė irgi kursą. Tai tiesiog mes judam per tą prizmę, kad gyvenimas yra žaidimas, mes galime kurti, atsiranda laisvumas. Tai čia ir yra galbūt svarbiausias, kad tas pasitikėjimas savimi ateina iš veiksmų darymų. Kad veiksmą daryti, mums vis tiek reikia jį pradėti daryti. Tai programa Pro Dizaineris tai yra 3 mėnesių programa. Ir susitikimai, kas savaitę, viso 14 susitikimų.
Simuliaciniai pokalbiai su klientais, kad irgi mokėtume bendrauti su klientais ir gebėtume išsiaiškinti jų lūkesčius, aptarti stilistinės kryptis, kas yra labai svarbu ir labai daug lemia galutinėme rezultate. Ir mentorės pasiekimas 24 valandas per pavarą, 85, daug visko tenais yra. Tikrai didelė programa ir intensyvi programa. Ir šiuo metu dar dizaineriai mokosi. Jų metu susikuriam 2 identitetų stylescape'us, išmokstam susikalbėti su klientu, gaunat įkainių skaičiuoklį ir padedu susidėlioti savo kainyną ir duodu pagrindą, nuo ko galit pradėti kurti brendo įvaizdį. Nuo ko? Nebūtinai, kad susikursit, bet pradedat pagrindus gaunat. Ir realiai tai šita programa yra ta vienintelė, kur atsiliepimai mane veda į priekį. Nes tikrai ne kartą sakiau, viskas, aš nebenoriu, pavargau, man gana, nes jinai yra intensyvi, bet vis gavus atsiliepimus į anketas, video formatu ar gyvai, mane tai veda į priekį. Ir šiandien yra 2 dizainerės, kurios netikėtai sutiko pakalbėti ir pasidalinti savo patirtimi mentorystėje. Tai pakviesiu Moniką, pasidalink, Monika, kas tau yra mentorystė, kaip tu atėjai iki mentorystės ir kas pasikeitė. Tai sveiki visi. Aš taip galvoju, gal prisistatyti nebe Monika, o Sandra, gal reikia pasikeisti jo vardą. Šiaip tai labai geras jausmas, žinai, Lina, kai tavat davai palyginimą, žinai, su Sandra, kur ne šiaip bandai pritemti, kad aš čia, žinai, gal Sandra kažkas tokio, bet kur natūralus jausmas kyla, kad, žinai, tikrai dirbu kaip Sandra. Ir iš tikrųjų tai yra tavo mokymų dėka. Ir gal net turėčiau įvardinti, kad pas tave esu baigusi ne tik mentorystę, bet ir vizualinio identiteto strategijos vedimo mokymus. Tai tiek vieni, tiek kiti mokymai padėjo išeiti iš tos ledų ragautojos pozicijos ir, ir kad, kaip sakant, sužinoti, kiek visgi tų porcijų ledų tu gali suvalgyti. Žinai, ir dar klausimas, ar tau tikrai visų jų reikia. Tai grįžtant gal prie to pagrindinio klausimo, tai iki mentorystės buvau ta, kur ir ragavo daug ledų ir kaip sakiau, nežinodavai, kiek tų porcijų gali, žinai, suvalgyti. Ir kitas momentas, kaip tik tada pamenu, gavau užsakymą sukurti logotipą ar vizualinį identitetą. Ir aš taip galvoju, kaip čia dabar suvaldyti, tarsi kažkiek žinai, bet tokio daug blaškimusi, nuo ko čia pradėti, ir tada tu supranti, kad tu neturi to darbo proceso. Tai man, žinai, Lina, labai patiko tavo tas palyginimas su tais ledais ir aš tikriausiai čia pasakodama apie save pastoviai vis palyginsiu su tuo ledų ragavimu. Tai pirmas dalykas, ką man padėjo mentorystė, tai kai tu esi pradedantis grafikos dizaineris, dažniausiai tu nežinai, kaip apsibriežti savo tas užduotis ir iš nepasitikėjimo savimi, ir iš nežinojimo dažniausiai netgi prisiimi per daug atsakomybių darant grafinio dizaino darbus, kas gaunasi, kad šiek tiek ir ne grafinio dizaino darbus. Vat kaip pavyzdys suvokti, tarkim, reikia sukurti etiketės ir tu prisiimi staiga teisininko pareigas, pasiūlydamas klientui, kokios turėtų būti ikonėlės. O dabar aš, kaip Monika, jau žinau, kad reikia iš teisinės pusės nukreipti klientą, kad žinot, jūs turit žinot, ne aš, jūs turit žinoti, kokios turi būti privalomos tos ikonėlės. Toliau ten, tarkim, kažkokius tai tentus reikia sukurti. Žinot, klientams reikia pasiūlyti, kad neprisifantazuokim čia su labai daug teksto ir ypatingai iš reklamos pusės. Žinot, jums reikia pasitarti galbūt su vartotojų teisėmis, kad nebūtų pažeistas reklamos įstatymas ir taip toliau. Tai žodžiu, dar gaunasi, kad ne tik neprisiimu atsakomybę, bet dar ir vedu klientą, ko reikėtų ir ką galbūt jiems reikia pasirūpinti, o ne man kaip grafikos dizaineriai. Tai va šitas momentas toks, žinai, kaip nubrėžti tinkamai ribas, kiek aš sutinku prisijimti atsakomybės ir parodyti klientui, kur yra jūsų atsakomybė. Tai šitas momentas labai daug suteikia pasitikėjimo. Antras dalykas, ką labai padėjo mentorystė man asmeniškai, tai darbo procesas.
Tai yra neįkainojamas dalykas dėl to, kad jis suteikia pasitikėjimo jausmą, vat viduje, kad tu pasitiki savo darbo procesu ir tada tau nebėra baisu padidintos tos kainos pasakyti, kaip tu sakai, žinai, kad kol tu esi ledų ragautoje, tu sustingsti, žinai, tau užšalo gomurys. Ir tau tada tokiu atveju, nu, kaip čia dabar atrodo, kažkas nesiderina, žinai, čia tarpusavyje. Bet kai tu jau tiksliai žinai tą darbo procesą, į kurį įeina psichologiniai tam tikri momentai, nes tu pradedi valdyti ir patį klientą vesti per visą tą procesą. Net ir save patį per visą tą darbo procesą, kad kaip neišsitaškyti ir neišsiblaškyti per visus tos dalykus, nes pripažinkim, kai tu kuri vizualinį identitetą, susižiūrėti visus šriftus per visą gausą, susižiūrėti spalvas, stilistikas, grafinius elementus ir taip toliau, nu, tai labai labai toksai labai apimantis kompleksinis darbas, kad kaip suvaldyti ir save, ir klientą. Ir kaip sakant, dar suspėti į visus terminus. Tai man padėjo pasitikėjimo suteikė tas būtent darbo procesas, kurį išmokino Lina ir tiesą sakant, niekur kitur man neteko net susidurti su nieko panašaus, bet tai yra pagrindas, ant kurio aš šiai dienai stoviu labai labai tvirtai ir tai yra darbo procesas, kurį tu išmoksi, taikysi ne tik kuriant vizualinį identitetą ir logotipus, bet tu perprasi visą tą logiką ir tu sugebėsi pritaikyti ir kituose užsakymuose, ar tai būtų etikečių maketavimas, ar tai būtų prezentacijų kūrimas, ar kažkas tai kito. Tai žodžiu, tu išmoksi būti šiokiu tokiu strategu, brūkšnelį psichologų, brūkšnelis grafikos dizainerių. Tai vat, ir dar vienas momentas, kuris man buvo labai svarbus mentorystėje, tai yra bendruomenė. Kad ir kaip ten bebūtų, bet grafikos dizaineriai pasižymi tokiu vienu, nežinau ar tai pliusas momentu, tuo imposterio sindromu, žinai, bet man tai atrodo daugeliu yra tas toksai dirbtinai sukurtas dalykas, nes tu tarsi daugiau nepasitikė savimi, bet tada toksai kaip čia su kitais darbuotis, ką čia daryti. Ir mentorystė man yra labai stipriai apie bendruomenę ir mokinimąsi dar kartu dirbti ir su kitais, mokinimąsi girdėti ir netgi, sakyčiau, išmokimą priimti, tarkim, Linos pasakymus ar kolego kažkokius įžvalgas pasakymus apie tavo sukurtus dalykus ne kaip kritiką, bet gebėjimą įsiklausyti ir kito žmogaus nuomonę. Tai yra labai svarbus dalykas, kur tu gali išsitreniruoti, išsitestuoti save tam darbo procese, kad ne per savo kažkokią ego prizmę, bet gebėjimas girdėti kito žmogaus įžvalgas ar poreikius, kad tai irgi kažkokias korekcijas atlikti savo darbuose ir taip nesusireikšminti ir nesiskaudinti. Nes pradedantys grafikos dizaineriai dažniausiai tuo ir pasižymi, o čia iškritikavo mane, ten taram param ir tada toks, žinai, vidiniai dirgikliai visi sudirba ir tada labai sunku įsiklausyti į kitą žmogų ir sunku įgyvendinti darbą. Dažniausiai tada ir klientai būna nepatenkinti, reikia ir tą pripažinti. Tai man mentorystė yra apie tai, kad kaip sumažinti tą savo ego lygmenį ir padidinti įsiklausymą. Tas svarstyklės tokias. Ir man dar labai patiko, Lina, pasižymėjo tavo frazę, kad būtent tu tada tokiu atveju kuri ne savo, tu kuri klientams. Ir šiai dienai tai man padeda kurti dizainus nuo vaikiškų prekių iki, nežinau, turto vertintojų, iki barų, iki pizzerijų, ta prasme, tai yra labai labai planti amplitudė, kad tu sugebi kaip grafikos dizaineris įsiklausyti į kliento poreikius, išgirsti, įžvelgti jo stilistiką ir nebe save primesti, o toks net per smalsumą, per žaismingumą, kaip galiu tą, ką pamačiau, padirbti kaip dirbtinis intelektas ir sukurti tą versiją, tokį mešą padaryti visos tos gautos informacijos ir kaip sukurti ne tai, kas pagal mane, o tai, kas pagal klientą ir atlieptų tiek jo poreikius, tiek nepamirškim, kad dizainas yra skirtas išspręsti problemas, tai ką Lina minėjo, tai būtent mentorystė man yra apie tai, kad padėti išspręsti problemas. Tai nežinau, ar viską išvardinau, bet yra, man atrodo, kompleksas viso ko.
Tikrai, Monika, labai daug elementų paėmė, tai ačiū labai už pasidalinimą. Pakviesiu ir Gertrūdą pasidalinti savo patirtimi, nes vėlgi kiekvienas žmogus pasiema savitą informaciją iš mentorystės. Tai vad, Gertrūda, kokia tavo patirtis buvo mentorystėje? Sveiki, tai mano patirtis mentorystėje buvo tokia tikrai teigiama. Mentorystės metu grąžinau pasimėgavimą ir meilę savo darbui, nes mentorystė buvo toks kaip paskutinis šiaudas, kurio griebiausi, nes galvojau keisti iš tikrųjų profesiją. Buvo tokių minčių, buvo kažkoks toks nusivylimas. Ir iš tikrųjų mentorystė davė ne iš dizaino netgi pusės mokėjimų, dizaino įgūdžių, o labiau iš mindseto keitimo, įsitikinimo keitimo ir tiesiog erdvės pagalvoti, kasgi man iš tikrųjų patinka, su kokiais projektais man patinka dirbti, kaip aš noriu dirbti. Tai vienas iš įsitikinimų ir manau, tai buvo pamatinis, kas ir pakeitė mano visą požiūrį į darbą, tai buvo, pavyzdžiui, tai, jog esu nepakankamai talentinga, nes noriu visuomet sukurti kažką nematyto, nustebinti klientą, nes kitaip būtų plagiatas. Tai mentorystė irgi pakeitė šį požiūrį ir tiesiog dabar yra labai ramu ir daug erdvės kūrybai. Taip pat išsigryninau, su kokiais klientais noriu dirbti ir leidau sau į tą pokytį įvykdyti, nes taip natūraliai gavosi, kai dar ragavau ledus, tai dirbau su tokiais, na, kaip ir rimtom nišom, tai IT, logistika, statybos, bet viduje galbūt nesijaučiau labai patenkinta tuo. Tai nebuvo gal taip iš pažiūros logiškas požiūris, bet mentorystė parodė, kad galima dirbti ir su savo svajonių klientais ir užsidirbti. Tai su kūrybininkais, sveikatos iniciatyvomis ir vaikų verslais. Na ir žinoma, tai kas ir ką ir visi mini, tai darbo procesas. Dabar viskas aišku, struktūruota. Galėčiau pasakyti, kad beveik nebeliko baimės, o kas bus, jeigu klientui nepatiks nei vienas variantas. Tai kaip ir priimu tą faktą, kad gali nepatikti, kol kas taip nebuvo, bet žinau, kad išspręsiu tą situaciją. Tai tikrai labai atlaisvėjo. Ir žinoma, tai mano bonusas labai didelis, kad man labai patinka stebėti, kaip ir pats klientas džiaugiasi procesu. Aš matau tas degančias akis, kaip jam patinka nagrinėti stiliaus kryptis, kaip jis džiaugiasi paskui pasidalindamas, kad užpildė klausimyną ir sužinojo daug naujo apie savo verslą. Ir jaučiasi svarbus, nes dalyvauja tame procese. Tai tikrai labai labai tas man patinka. Ir žinoma, bendruomenė. Tai tas irgi labai svarbu, nes taip pat kažkur giliai jaučiu, kad jeigu kažkas nepasiseks, ar su klientu, ar bendrai profesijoje, tai visada galiu kreiptis pagalbos pas kolegės ir rasim išeitį. Tai gal toks pasidalinimas. Ačiū labai, Gertrūda, kad pasidalinai irgi savo kelionę. Iš tiesų, tai taip labai dažnai mini dizaino procesą, susikalbėjimo praktikos dar labai pamini ir bendruomenė. Kažkas yra mentorystėje, kad susikuria labai stiprus ryšys tarp narių ir jie toliau tęsia pažintį ir bendravimą po mentorystės, kas ir yra ta bendruomenė, kad mes turime ir atskaitomybės klubus ir važiuojam toliau. Tai gerai, tai aš šiuo metu renku grupę 26 metam, taip labai iš anksto, lėtai, bet renku anksčiau dėl to, kad iki šių metų gruodžio 7 galit prisijungti 25 metų kainomis. Mentorystės vietos rezervacija yra 350, likusi suma yra išsimokėtinai. Tai jeigu, tarkim, šiuo metu neįmanoma sumokėti visos sumos, galite mokėti išsimokėtinai. Pradžia yra vasario 18 dieną ir įsigijus dabar aš jūs iškart prijungiu prie platformos, kurioje galite žiūrėti esamus įrašus, mokytis ir iš tiesų ruoštis mentorystei, netgi eksperimentuoti ir bandyti tuos metodus su savo esamais užsakymais. Ir galite rinktis dirbti dviejose planuose. Vienas, kada užsakymą įgyvendinam tikram klientui, antras, kada užsakymą įgyvendinam pagal briefą. Ir mažiau pažengusiems pradedantiesiems labai rekomenduoju pirmąjį planą, Pro, nes gana sudėtinga ir intensyvu yra su tikruoju klientu, tačiau galima rinktis ir Pro Max. Po portfolio peržiūros pasitarėm ir nusprendžiam,
kuri programos dalis jums yra tinkamesnė. Ir vietų skaičius ribotas. Tai čia, kaip visada, vietų nėra daug ir visiškai galioja pinigų grąžinimo garantija. Mano nėra tikslas surinkti pinigus, pabėgti ir jei nepatinka, tai realiai per 3 savaitės jūs galite priimti sprendimą atsimti, nesimokyti ir visa suma yra grąžinama. Tiems, kuriems nepavyksta intensyvų tempą atlaikyti, galit pereiti į kitą grupę be papildomo mokesčio. Tokių praktikų irgi yra buvę, nes, kaip minėta, mentorystė yra tikrai intensyvi. Merginos, patvirtinkit, mentorystė labai intensyvi ir tikrai buvo ką veikti, joje išsimokyti ir toks intensyvas, toks sprintas 3 mėnesių, tai tam reikia irgi nusiteikti, pasiruošti ir pasiplanuoti. Tai koks sekantis žingsnis? Jeigu sugalvosit, kad norėtumėt daugiau sužinoti apie mentorystę arba sužinoti, ar jinai jums tinkama, pasitarti, ar tikrai dabar, ar galbūt vėliau, tai tiesiog rašykit man kažkokiais kanalais. Noriu į mentorystę, ar noriu sužinoti daugiau, domina ir mes pasikalbėsim, ar tikrai mentorystė jums dabar yra tinkama, ar tikrai pasieksit savo norimų tikslų, nes ne kiekvienam mentorystė, tai tiesiog padėsim nustatyti jūsų sėkmės faktorių mentorystės atlaikymui. Ir dar vienas dalykas. Jeigu šiuo metu mentorystė nėra pakeliui, arba per didelė investicija, arba ne dabar, tai galite jungtis į narystę, kurioje gausit priėjimą, taip trumpai tariant, galit pavogti mano 20 metų patirtį, pasimti įvairiausius įrankius, šablonus, metodus, kurie jums padėtų įgyvendinti lengvesnį priėjimą, strategiškesnio dizaino kūrimą ir panašiai. Tai šiandien, arba ne šiandien, čia artimiausią savaitę yra 66 €. Tai galima irgi parašykit ir susirašysim, susižiūrėsim, kaip kiekvienam tą reikėtų padaryti. Ir pereikim prie klausimų. Tai merginos, aš jums sakau labai labai ačiū, Gertrūda, Monika, kad galėjote prisijungti. Ir dabar, jeigu turite kažkokių klausimų, kaip vystyti pasitikėjimą su savimi, ką daryti įvairiose klientų situacijose, tai aš tiesiog galiu skirti šiek tiek laiko ir padėti jums atsakyti į jūsų klausimus. Tai vienas klausimas jau yra, tai laukit, bandau dabar sustabdyti. Stop recording.